Vasario 27-ąją prie UAB Litesko filialo Druskininkų šiluma surengtas piketas prieš aukštas ir toliau augančias šilumos kainas Druskininkuose. Naujausiais valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis brangiausia šiluma Prienuose, Pakruojyje ir Biržuose. Druskininkai nuo miestų brangiausiai mokančių už šilumą nedaug tai atsilieka. Mūsų mieste kaina jau siekia 32,82 cento už kilovatvalandę. Šis mūsų piketas yra pradžia tik tai. Mūsų tikslas yra supurti visus miesto gyventojus, kurie naudojasi monopolininko šilumą ir kilti kovą dėl jau nepakeliamų kainų ir šaltų butų. Trasos yra senos, negali šaltais žiemos mėnesiais negali paduoti tokios temperatūros, kad normaliai apšildytų butus. Raginsim žmonės burtis ir pradėsim kovą, rimtą kovą už savo teises. Kalbinti pašnekovai guodėsi ne tik sumomis už šildymą, bet ir gyvatuko ir visais kitais mokesčiais. Piketavusieji pasakojo, kad sumokėjus už buto šildymą visus kitus komunalinius mokesčius beveik nebelieka pinigų kitiems poreikiams. Kaip pavyzdį jie pateikė Varėnos rajono centralizuotai teikiamos šilumos kainas, kurios bene 10 centų už kilovatvalandę mažesnės lyginant su druskininkais. Piketavusieji reikalavo Druskininkų savivaldybės tarybos nario ir UAB Litesko filialo Druskininkų šilumos direktoriaus Remigijaus Vinarsko atsistatydinimo iš savivaldybės tarybos. Jeigu padarant termovizinę nuotrauką, jūsų tokią nuotrauką pasirašė visi gyventojai, galite kreiptis į savo administratorių, kuris būtent ir jam priklauso namų priežiūra, ne tik tai sistemos, bet ir pačio namo priežiūra. Įvertinę visą situaciją, jeigu jums turės pinigų mūsų savivaldybė, nes kadangi kiekvienais metais į biudžetą yra numatyta tam tikriem smulkiem remontam. Juk ką reikia padaryti? Namo nereikia viso ten apšildyti. Užtenka paimti šiaurinę ir rytinę sienas, dvi, stogą ir pamatai. Vat yra minimaliausias apšildymas, kuris nedaug reikalauja pinigų, bet efektyviausias. Suprantat, kas yra? Ne kainoje didelė esmė, o šilumos vartojime. Piketuotojai stebėjosi, kodėl vykdant Druskininkų katilinės rekonstrukciją, pastačius biokuru kūrenamą katilą, šilumos kaina mažės apytiksliai tik 1,6 cento. Bendra investicijos į biokuro katilą Druskininkuose suma yra apie 11,6 milijono litų. Iš jų apie 5,8 milijonų litų planuojama finansuoti iš ES struktūrinių fondų. Tuo tarpu Radviliškyje pastačius 2 biokuro katilus šiluma atpigo beveik 10 centų už kilovatvalandę. Bet man kaina nuo to nesumažės, nei kiek. Mokėjimas nesumažės. Ten reikia daeiti žmogui, specialistui, kuris sutvarkytų pirmiausia balansinius ventilius. Tai dabar man juokas ima, kai milijardą skirta namų renovavimui ir niekas nekalba, kad reiktų pradėti remti žmonės nuo sistemų, namuose sistemų, nes yra pasenę ir fiziškai ir morališkai. Reikia ir dabar jau įsivaizduoja 21 amžius žmonės. Aš pilnai sutinku su jūsų pasiūlymu. Tikrai. Čia reikia pradėti. Betgi ne čia ministerija. Mes paprasčiausiai, mūsų darbas yra tiekti patikimai ir saugiai jums šilumą. Va čia mūsų darbas. Keista jūsų klausyti, kadangi jeigu jūs atėjus su tokiais transparantais ir aiškinat, kad šiluma yra brangi, tai kad jūs pačiu savo namų negalite pasirūpinti. Aš galiu pasakyti, kad dujų kaina didžiausia. Mes gaunam, Lietuvoje perkam brangiausiai dujas, ne? Ką padarė taryba, meras, tuo klausimu, nes mus domina, kodėl tas yra, vis tiek taryba atsiskaito mum už tai, ką jie nuveikė ir ką jie padarė. Už tai rinkėjas, vartotojas dujų jis turi žinoti, už ką jis moka ir gauti aišku konkretų atsakymą. Šiluma pigiai, dujas pigios. Čia ne meras kaltas, kaltikas tikėjo, kad jis tai pasakė. Ne, nesvarbu, bet reiškia... Kiek čia metų atgal buvo? Bet šitie lūkesčiai, tai reiškia blogas. Bet žmogus stengiasi kažką padaryti. Esmė yra Druskos, yra daug problemų, ypač socialinių. Sutinkat ar ne? Taip, dabar žiūrėkit, taigi sakot, viskas apjungta, negali mokėti. Taigi viskas apjungta. Jeigu šių metų biudžetą numatyta 10 000 smulkiam verslui remti, tai pasijuokimas, parkelis ten prie Vijūnėlio 2,5 milijono. Ką ten šunį pavežuoti? Ne, tarybos narys supranta. Aš ne apie tai, bet yra viskas apjungta. Yra projektų, kurie turėtų dujotekis eiti į Lenkiją.
galbūt per Druskininkus net užsukti. Jau čia mero yra, kaip sakyt, taip yra. Paaiškisi, kodėl. Nu, bet jeigu tu žmonėm negali paaiškinti, tai kodėl tu... Tai anksčiau reikia paaiškinti.